Sveikatos laikas. Laidą Sveikatos laikas remia Aconitum, Lietuvos vaistų gamintojas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesiu į laidą Sveikatos laikas. Yra tokie posakiai. Laikas bėga kaip vanduo, vandens tėkmės kaip ir laiko tėkmės neįmanoma sustabdyti ir taip toliau. Todėl antrąją Sveikatos laikas laidą noriu paskirti vandeniui, kuris yra nepamainomas gyvybės šaltinis. Apie jo svarbą galima spręsti iš to, kad suaugusio žmogaus organizme yra apie 70% vandens. Iš jo raumenyse apie 77, smegenyse apie 85, kraujyje netgi apie 90% vandens. Taigi, kokią reikšmę žmogaus sveikatai turi vanduo, kaip jis veikia mūsų organizmą ir kodėl vanduo atneša ne tik naudą, bet ir žalą. Apie tai kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, gydytoja kardiologė profesorė Žaneta Petrolionienė bei gydytoja dietologė, medicinos mokslų daktarė Edita Gavelienė. Primenu, kad mūsų laidas galima ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniųradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliąją programėlę. Gerbiamos viešnios, pirmiausia, norėčiau jūsų abiejų paklausti, kiek jūs šiandien išgerti vandens? Gerbiama Edita. Pat šiandien. Beveik tiksliai galiu, laba diena. Visų pirma, taip ir galiu beveik tiksliai pasakyti, kad šiandieną išgeriu tikrai 1,5 litro. 1,5 litro, taip? Taip. Gryno vandens? Gryno vandens. A jūs, Žaneta? Aš dar nespėjau, tačiau manau, kad kompensuosiu vakare. Ir Bet tai apie litrą šiandieną išgeriu. apie litrą. Taip. Tai sakykite, yra įprasta jūsų dozė, ar daugiau ar mažiau negu įprastai? Šiek tiek mažiau negu įprastai šiandieną. Turėjau išgerti truputį daugiau, bet tiesiog nespėjau. Nespėjote, Taip. taip? O jūs, Edita, tai įprastai yra dozė, ar, ta prasme, irgi daugiau ar mažiau? Irgi šiek tiek mažiau, paprastai daugiau tenka išgerti, bet dar vakaras visas prieš akį. Taip, nes dažnai tai jeigu pasportuoti tenka arba pajudėti dar papildomai, tai visuomet apie 1,5 litrų tai tikrai tenka išgerti vandens. Gerbiama Edita, sakykite, prašom, tai vis dėlto kiek vandens reikia išgerti per dieną? Ar yra tokios normos? Linksmiausia šitoje situacijoje yra tai, kai žmonės kalbėdami apie vandenį, prie to vandens priskiria ir kitus skysčius, kuriuos mes pilame pro burną, taip sakykim, geriame, arba skystesnius maisto produktus. Kalbant apie gryną vandenį, būtent apie tai kalba ir maitinimosi specialistai, ir visi kiti specialistai, kalbantis apie sveikatai palankų maitinimąsi. Taigi vandens per dieną reikėtų išgerti skaičiuojant arba pagal ūgį, arba pavyzdžiui pagal dienos kalorijų normą. Tai reiškia kažkokios formulės vis dėlto yra? Yra tam tikros formulės, sakysim, jeigu skaičiuoti pagal ūgį, tai ūgio centimetrui 10 ml vandens. Tai jeigu jau ūgis 1,70 m, tai 1,700 yra minimalus kiekis, kurį reikėtų išgerti per dieną. 1,7 litro, taip? Būtent taip. O jeigu skaičiuojant pagal kaloražą, tai šiek tiek tikslesnis skaičiavimas jau būtų. Ir jeigu žmogui yra žinoma, kad jam, pavyzdžiui, dienai reikalinga 2000 kilokalorijų. Ta prasme, jam reikia, ar jis tiek suvalgo? Jam reikia. Pagal jo reikia. Kiek jam reikia? Tai maždaug 2 litrus vandens ir turėtų išgerti. Tai toks tai. O jeigu, sakykime, jisai, tarkime, vidutinio sudėjimo moteriai reikia kažkur apie 2000 kalorijų, taip, kilokalorijų, taip? Bet neišgeria tik tai litrą. Tai blogai daro. Tiesiog tai yra jau aiškus trūkumas. Žinot, kalbant apie maitinimąsi, tame tarpe ir skysčių vartojimą, tie atsitikimai, jie dažniausiai nėra ūmus, tai yra tiesiog per laiką susiformuojantis dalykai ir atsitikti gali tai, ką mes vadinam dehidratacija. Ir tai situacija, kuomet gali būti
keičiamos tam tikros organizmo funkcijos. Iš tikrųjų keičiasi fiziologija, fiziologinės Būtent. funkcijos, taip, apie tai dar kalbėsime. Aš gerbiamos profesorės noriu paklausti, ar jūs pritarite tiems skaičiavimam, tom formulėms, tiem kiekiams, nes yra tokia nuomonė, kad kardiologiniai ligoniai, tai yra sergantys širdies ligomis, kaip ir turėtų mažiau vartoti skysčių, tai yra vandens, nes mes šiandien kalbame apie vandenį. Ne, iš tikrųjų yra bendros taisyklės, bent jau 1,5 litro vandens per parą reikia išgerti, iki 2 litrų maždaug, tiek ir sveikiems, tiek ir pacientams, bet šiandien aš labiau norėčiau kalbėti apie tos, kurie dar nesirgė širdies kraujagyslių ligomis, todėl kad Arba nežino, kad serga. Arba nežino kol kas, Taip. kad serga, arba yra tiesiog paslėpta rizika, jie tos rizikos nežino. Ir skysčių stoka, vandens stoka labai aiškiai yra įrodyta, netgi siejama moksliniais tyrimais su infarkto ir insulto rizika ir Ta trombozių prasme, tai rizika. gali išprovokuoti, Be taip? jokios abejonės. Todėl, kad pakankamas skysčių kiekis užtikrina normalią kraujotaką, normalų širdies darbą ir apsaugo netgi nuo trombozės. Aš kaip pavyzdį galiu pateikti, kad mes reanimacijos skyriuose matome tokių atvejų, kai, tarkim, karštas oras arba nevėdinta patalpa, didžiulis fizinis krūvis, neišgertas vandens kiekis ir įvyksta miokardo infarktas tiesiog dėl kraujagyslės trombozės. Tai be jokios abejonės vandens pakankamas kiekis širdies kraujagyslės sistemai yra gyvybiškai būtinas. Tai tas posakis, kuris visuomenė yra populiarus, kad kraujas tirštėja, jeigu mes nevartojame pakankamai skysčių tame tarpe ir vandens, yra kaip ir teisingas. Iš dalies jis yra teisingas ir antras dalykas, kad nereikia užmiršti, kad žmogaus organizme pastoviai turi būti nuolat pakankamas skysčių kiekis, nes organizmas, kaip jūs ir minėjot, sudarytas pagrindiniai iš vandens. Ir maždaug apie 5 litrai kraujo yra. Ir širdis nuolat varinėja, galite įsivaizduoti, jeigu širdis susitraukia maždaug 100 000 kartų per parą ir perpumpuoja apie 8 000 litrų kraujo, galite įsivaizduoti. Tai didžiulis kiekis. Sumažėjimas cirkuliuojančio kraujo tūrio gali būti dramatiškai pavojingas. Nuo skysčių kiekio priklauso ne tik tai trombozės rizika, kraujospūdis. O kraujospūdis didėja ir mažėja, jeigu skysčių mažėja? Įvairiai gali būti, bet visų pirmiausia, tai prasideda širdies veiklos padažnėjimas. Jeigu nepakankamai geriamo skysčių, širdis kompensuoja tą stoką ir atsiranda tachikardija, plakimai, permušimai, vėliau galvos svaigimo silpnumas ir gali pradžioje kraujospūdis kompensaciniu būdu kilti, bet jeigu skysčių stoka jau pasiekia tam tikrą ribą, gali kraujospūdis dramatiškai sumažėti iki galvos svaigimo, netgi iki sąmonės praradimo. Tai galbūt tuo periodu, kada, kaip jūs sakote, įvyksta kompensacinis mechanizmas, padėja kraujospūdis, matyt, dėl to gali ir įvykti, išprovokuoti, kaip jūs sakėte, miokardo infarktą, insultą, kaip aukštas kraujospūdis vienas iš tokių. Ir dar vienas labai įdomus pastebėjimas, kad infarkto rizika ir insulto rizika yra pati didžiausia paryčiais. Tarkim, nuo 6 valandos ryto iki maždaug iki vidurdienio pati didžiausia rizika. Ir yra pastebėta, kad, tarkim, vyresnio amžiaus žmonės kartais vengia vakare gerti skysčių. Taip. Dėl to, kad jie nenori keltis į tualetą naktį, arba jeigu vyrai turintys prostatos problemų irgi negeria vakare skysčių, tai iš tikrųjų tokiais atvejais to rytinio infarkto rizika padidėja. Ir apie kiekius mano kolegė kalbėjo detaliau, bet skysčių kiekį reikia išdėlioti per visą dieną maždaug tolygiai ir jokių būdų nevengti. Litro vandens vakare, ko gero, nepatartina. Negerti visko tik tai ryte, tačiau stiklinę vakarui tikrai palikti. Reiškia, tai yra visiška tiesa, kad geriau nebijoti naktį atsikelti, nueiti papildomai į tualetą, taip? Taip. Bet geriau turėti didesnį organizme kiekį vandens. Pastovų ir daugmaž nekintanti. O jūs pritarėte jūsų kolegės išsakytai formuliai, kaip apskaičiuoti reikalingą vandens kiekį, kad ūgis atitinka litražą principe? Pacientams mes dažnai taip ir sakome, todėl kad tai yra labai patogi formulė ir tai yra, aš sakyčiau, minimalus kiekis. Bet aš norėčiau dar pabrėžti, kad širdies kraujagyslių sistemai kartais gali reikėti
ir daugiau, tarkim, jeigu žmogus labai daug prakaituoja, tarkim, fizinio krūvio metu, sporto metu arba fizinio darbo metu praranda daug prakaito, ne, kartais karštoje pirtyje pabuvęs išprakaitavęs, reikia daugiau skysčių. Jeigu aukšta temperatūra, neužmirškime, reikia daugiau skysčių negu kad nurodyta. Toliau gali būti tokių situacijų, ėmimas, viduriavimas, tai čia aišku patologinės būklės, reikia neužmiršti, kad reikia daugiau skysčių. Tačiau standartinis paskaičiavimas, kaip mano kolegė pasakė, aš pritariu maždaug, pagal ūgį skaičiuojam ir iki 2 litrų. Ir gerti daugiau, mes galbūt vėliau apie tai kalbėsime, gali būti kartais netgi žalinga. Bet atmetame vandenį, atmetame tai yra arbatą, sriubą, kavas, ta prasme, ką mes tarsi norime kalkuliuoti į skysčius. Taip, mes atmetame, bet būtinai noriu pasakyti iš širdies kraujagyslių ligų rizikos pusės, kalbant tą temą, kad, pavyzdžiui, visi skysčiai, kurie turi kofeino, jie turi būti kompensuojami papildomų vandens kiekių, nes jie išvaro skysčius iš organizmo. Ir kai kurie kiti gėrimai, kuriuos geria, tarkime, jaunimas arba sportuojantis asmenys, kurie turi tokių energetinių savybių, jie taip pat kartais išvaro skysčius iš organizmo ir reikia kompensuoti papildomų paprasto vandens kiekių. Galbūt mano kolegė apie tai detaliau pakalbėtų. O kava be kofeino, dabar tokia yra, sakykime, ir mados banga, ir daug kas vartoja, jinai iš tiesų neturi tų, sakykime, blogųjų kavos savybių, kas liečia vandenį. Išvaro skysčius mažiau, tačiau šiek tiek vis tiek tas poveikis išlieka. Bet kofeinas gali būti ne tik tai kavoje, mes neužmirškim, kad yra įvairių kitų gėrimų, energetinių gėrimų, įvairių vairiausių, kur kofeinas paslėptas gali būti įdėtas ir reikia skaityti etiketės. Ir kofeinas kaip medžiaga, kur jį bebūtų įdėta, jie pasižymi diuretiniu šlapimą išvarančiu poveikiu. Taip. Ir jeigu pastebėjot kartais užsisakius kur nors espreso kavos, ar ne, šalia atneša stiklinį vandens. Taip, sakim, tai turbūt jau tampa įprasta. Taip. Jeigu mes seniau lankėmės kitose Europos šalyse, mums buvo iš pradžių nuostaba, taip, iš pradžių nesupratome, kodėl neša vandenį, dabar tai tikrai yra įprasta. Ir sakykime, jeigu žmogus išgėrė, sakykime, latte puodelį kavos, tai kiek jis turėtų išgerti vandens? Koks tas santykis turėtų būti? Paprastai atnešama nedidelė stiklinė vandens. Ir užtenka. Taip, jeigu gali būti kavos stiprumas labai įvairūs, bet pasitaiko, kad mūsų pacientai pasakoja, kad jie geria po keletą, po daug puodelių, tarkime, espreso per dieną. Taip. Tai jie praranda iš tikrųjų labai nemažus skysčių kiekius ir dažnai apie tai nieko nežino. Bet žmogus turi tą natūralų troškulio jausmą. Ir jisai turi žinoti, kadagi jam tą vandenį vartoti. Kodėl dabar, sakykime, jeigu aš visiškai nenoriu, aš turiu gerti vandenį? Situacija yra tokia, kad iš tiesų troškulys nėra pakankamai informatyvus pojūtis, duodantis žinią apie tai, kad mums trūksta vandens. Troškulio mes nejaučiam, jeigu netenkam iki 2% vandens. Nejaučiam troškulio. O jeigu jau netekę esam daugiau kaip 4% vandens, skysčio organizme, jau gali prasidėti raumenų silpnumas. Taigi čia ta situacija, kad troškuliu pasikliauti ir tik tai pagal troškulį reguliuoti išgeriamo vandens kiekį nebūtų taisyklinga. Tai reiškia, mūsų organizmas šitoj vietoj, kažkurioje vietoj neduoda teisingo atsako. Ypatingai suaugusio žmogaus organizmas šiek tiek apgaulingai, galima sakyti, signalus siunčia dėl to, kad troškulio ir alkio centrai mūsų galvos smegenyse yra vienas greta kito ir dažnai alkis yra suvokiamas kaip apgaunamus. Iš tikrųjų tik norim atsigerti, o mes puolam valgyti. Iš tiesų, dažnas netgi tą ir pajausti turėtų, kad lyg tai norėjau valgyti, bet prisimenu, kad ne taip jau senai ir valgęs, bet visgi alkis yra, bet išgeriu stiklinę vandens ir alkis esą praėjo. Taigi reikėtų atsiminti, kad visgi ne pagal troškulio, pagal matymą reikia reguliuoti savo suvalgymus, išgeriamo vandens kiekį. Lygiai taip pat kaip ir kito sveikatai palankaus maisto. O kaip su vaikais ir senais žmonėmis, nes kiek žinome, kad pas juos apskritai būna jau sutrikę visi pojūčiai, jau pas vaikus dar neįsivystė. Su vaikais yra pagrindinis nepageidautinas dalykas, kad nuo mažens vaikai yra pratinami gerti ne vandenį.
o būtent vanduo turėtų būti siūlomas vaikams ir nuo pat mažumės pratinama atsigėrimui naudoti vandenį. O kalbant apie senyvo amžiaus žmonės, taip, troškulys išvis yra nusilpęs, kaip ir kitas pats ir alkio jausmas, aplamai šitie jutimai yra silpniau išreikšti ir reikia būtinai matyti, kaip senyvo amžiaus žmogui sekasi išgerti jo reikalingą vandens kiekį. Kita vertus, tai vėlgi, kaip ir profesorė minėjo, yra tam tikrų niuansų įpročiuose mūsų žmonių. Ir man praktikoje tenka susidurti su ta situacija, kai žmonės tiesiog savo veiklos pasėkoje riboja išgeriamo vandens kiekį. Na, neturėsiu laiko, kada nueiti į tualetą, ką aš čia kas 2 valandas lakstysiu ir nepatogu prieš kelionę, būtent ar prieš kelionę, arba darbas, sakysim, su žmonėmis, aš ten negaliu bėgioti nuolatos. Tai šitie dalykai, rūpinantis savimi, turėtų būti antraeiliai visgi ir atsiminti tą situaciją, kad vandenį mes, ne kupranugariai, negalim visgi prikaupti vandens ir deja vandenį reikia gerti kiekvieną dieną. Kokiek vanduo įsilaiko mūsų organizme? Išgėrėme ir kiek jis pabus pas mane? Pusvalandį, valandą? Yra fiziologiškai rekomenduojama moteriai šlapintis kas 2-3 valandas, vyrams kas 4 maždaug valandas rekomenduojama šlapintis. Vyrams rečiau? Pagal tai ta situacija tokia. Kažkaip įprasta, kad vyrai liktai dažniau vaikšto į tam tikras įstaigas. O sakykite, profesorė, kaip čia štai vietoj su mineralais, nes irgi visuomenėje tokia nuomonė, kad negaliu daug gerti, mineralus išplaus, kalį, magnį, paskui man reikės gerti papildomai. Kaip šitais išplovimais? Ar tikrai, kaip jūs sakėt, mes kupranugariai nekaupiam vandens, o kaip šitais išplovimais? Tai tikrai jie įsiplauna? Iš tikrųjų, vandenį gerti yra būtina. Ir mes tų mineralų, mikroelementų, tai yra kalis, magnis ir įvairūs kiti, kalcis, aišku, labai svarbus. Mes jų gaunam ir su maistu, su vairiausiais maisto produktais, jeigu mūsų dieta yra visavertė ir mes valgome įvairiausių produktų, juk iš tikrųjų vandenyje tie kiekiai yra nedideli, bet iš maisto produktų daugiau gaunam kalio, magnio. Aš jau nekalbu apie pacientus, kai mes skiriame papildus, kai jų tikrai reikia ir kai kraujyje yra stoka. Bet vandenį gerti mes privalome. Niekas niekur nesiplauna, nebijokim. Ir žymiai didesnė rizika yra neišgerti pakankamo kiekio vandens. Ir dar aš norėčiau pasakyti, kad tarkim, tie žmonės, kurie labai ilgai sėdi nejudriai arba jeigu lėktuvuose dažnai keliauja ilgalaikiai skrydžiai, irgi reikia neužmiršti, vėlgi aš apie tą patį, apie trombozės riziką, apie kojų venų trombozės riziką, mes turim nuolat visą dieną gerti pakankamai skysčių. Ir geriausias iš tikrųjų yra skystis vanduo. Labai dažnai geriami skysčiai, kuriuose yra labai daug cukraus, turbūt mano kolegė pritars, įvairiausių saldiklių, įvairiausių priedų, įvairiausių mišiniai, geriausias dalykas yra vanduo. Ir iš tiesų nustatyta, kad ES yra 2 šalys, kur švariausias vanduo, tai Danija ir Lietuva. Tačiau vis dėlto daugelis žmonių Lietuvoje nevartoja vandens iš krano, jį perka parduotuvėje arba stengiasi visais įmanomais būdais pagerinti. Pavyzdžiui, deda įvairius filtrus. Ar teisingai mes darome? Ar mums reikia gerinti tą vandenį dar mūsų Lietuvos? Iš tiesų mes turim didžiulę gamtos dovaną, gyvendami aplinkoje, kur išties yra labai švarus vanduo. Žinoma, vandens kokybę gali įtakoti vamzdynai, kuriais vanduo atiteka. Bet sakykime, ten viskas tvarkoja, neužteršta nėra taršos šaltinių. Pavyzdžiui, ir aš pati tiek savo darbo vietoje, tiek namuose stengiuosi gerti būtent iš krano vandenį ir visiems tą rekomenduoju. Nes tai yra, kodėl reikėtų daryti kitaip, kai mes turim tikrai kokybišką vandenį čia pat. O kaip dėl mineralinio vandens? Kada mes turim gerti būtent jau mineralizuotą, praturtintą vienokiais ar kitais mineralais arba su angliarūgšte? Mineralizuotas vanduo, jisai galėtų sudaryti dalį visos dienos kiekio ir įprastinėmis situacijomis. Tačiau tuomet, kai žmogus daugiau prakaituoja, kai daugiau netenkama skysčių, sakysim, intensyviau sportuoja, tuomet praturtinti vandenį mineralais vertėtų, nes ir prakaituojant yra jie netenkami. Taip. Tai būtent tos situacijos, bet kasdienai vanduo turėtų būti paprastas stalo vanduo, dalį jo
dėl skoninių savybių pagerinimo, sakysime. Dėl pagardinimo dabar labai tiesiog yra tada madoje. gali jisai būti ir mineralizuotas. Kalbant apie angliarūgštę praturtintą vandenį, tai toksai vanduo tiesiog taip yra daroma tam, kad pagerinti jo galiojimo laiką, kitaip tariant, kad jis ilgiau galėtų būti vartojamas ir jo skoninės savybės yra pagerinamas. Kita vertus, jeigu mes esam labai karštoje aplinkoje, būtent angliarūgšte praturtintas vanduo jisai troškulį greičiau numalšina. Bet čiagi tokia tarsi apgaulė. Tai mums reikalinga, kad atinkamą kiekį gauti vandens, o ne troškulį jausmą numalšinti. Taip? Būtent mums reikalingas vanduo. Ir iš kitos pusės pati angliarūgštė, jinai nėra mūsų organizmui svetima, tačiau jos perteklinis kiekis jisai turi ne visai palankių sveikatai situacijų, ypatingai tiems žmonėms, kurie turi jautresnę virškinimo sistemą. Na, mūsų visuomenėje dažnai yra gastroezofaginio refliukso liga, tikrai dažnas žmogus bent jau į dienos pabaigą jaučia pilvo pūtimą. Taip. Na ir šituos simptomus dar gali paūminti ir būtent gazuotas, taip vadinamasis vanduo. Paprastas vanduo tikrai šitų neduotų tokių efektų. Kągi, mūsų diskusija įsibėgėjo, tačiau laikas bėga kaip vanduo, nesustabdomai, ir todėl metas padaryti trumpą pertrauką, po kurios vėl grįšime į studiją. Likite su mumis. Sveikatos laikas. Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum, Lietuvos vaistų gamintojas. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie troškulį, vandenį ir jo įtaką sveikatai. Kad vanduo yra be galo svarbus mūsų fiziologiniams procesams, įrodo tai, kad sumažėjus tik 1% vandens, mūsų organizme jaučiamas troškulys. Sumažėjus vos 5% aptemsta sąmonė. Atsiranda netgi haliucinacijos. O netekus apie 15% vandens, žmogus miršta dėl apsinuodijimo savo paties medžiagų apykaitos produktais. Tokia yra vandens svarba ir primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi dvi gydytojos, kardiologė profesorė Žaneta Petrulionienė ir gydytoja dietologė, medicinos mokslų daktarė Edita Gavelienė. Tad, mielos gydytojos, kaip matome, vanduo mums be galo yra svarbus ir klausimas būtų toks: kokie yra pirmieji simptomai, parodantis, kad mūsų organizme trūksta vandens, jau realiai trūksta? Patys pirmieji simptomai, tai iš tikrųjų reaguoja širdis. Širdis reaguoja kompensaciniu būdu ir dažnina savo veiklą ir žmogus dažniausiai pajunta širdies plakimą, mes vadinam tachikardiją. Kodėl taip atsitinka? Nes sumažėjus kraujo turui, ląstelėms, organams pradeda trūkti deguonies, maisto medžiagų. Ir dėl to širdis bando kompensuoti, jinai pradeda dirbti daug sunkiau ir daug greičiau. Toliau atsiranda burnos džiūvimas, gleivinių džiūvimas, jos tampa sausos. Tachikardija. Pirmas akcentuojamas tachikardijas, netgi galimi ritmo sutrikimai, kaip jūs sakote. Galimi ritmo sutrikimai. Ekstrasistolės, ką žmonės turbūt pajaučia, kaip sako, širdelė persiverčia, kažkas ten darosi, taip? Toliau džiūsta gleivinės, džiūsta burna, tampa sausos akys, sausuokių toks sindromas atsiranda, toliau galvos svaigimas ir kuo daugiau mes netenkame arba kuo mes mažiau geriame, tuo tie simptomai sunkėja. Gali netgi pradėti svaigti galva iki visiško sąmonės netekimo, gali atsirasti, kaip jūs minėjot, netgi suvokimo sutrikimai, kraujospūdžio, vėliau kritimas jau po kompensacinio jo pakilimo. Ir iš tikrųjų reikia nebelaukti, kuo greičiau kompensuoti vandens kiekį. Ar jums yra tekę matyti tokių atvejų realiai gyvenime, kada susidūrėte su žmogumi, pacientu, sakykime, kuris buvo jau daėjęs iki tokių simptomų? Asmeniškai man teko matyti tas pirminės profesorės minėtas stadijas, kai žmonės pastebėjo, kad lyg tai visą dieną nesišlapina ir į dienos pabaigą lyg tai galvos skausmas, lyg tai galvos svaigimas ir visą dieną buvo įtampoje, tai žmogus būtent įtampai tai nurašė. Bet čia turbūt nėra seno amžiaus žmogus, turbūt ir jauniems. Tai yra tiesiog vidutinio amžiaus žmogus, kuris įtampą visą dieną patyręs ir būtent jai stresui nurašė visą simptomatiką. Bet atsigėrus vandens simptomatika išnyko.
Tai man teko tokių atvejų stebėti, profesorė, gal ir sudėtingesnių, bet, kaip sakant, per dykumą keliaujantieji, tie tą jau gali prieiti ir paskutinę stadiją, jeigu nepilnai pasiruošę. Bet turbūt taip, mes kalbame apie įprastas sąlygas, apie mūsų klimato zoną, kai mes esame įprastų laikų, įprastoj vietoj, na, šiek tiek aišku, oras dabar šiltėja, vasaromis karštesnis lyg tai darosi. Tiesa, pakalbėkime apie tai, jeigu oras iš tikrųjų yra karštesnis ir oro temperatūra jau virš 35-37, tada didėja poreikis daugiau išgerti. Ar reikia laikytis tos pačios formulės? Be jokios abejonės, todėl kad ten yra tam tikros situacijose, kai vandens reikia išgerti daugiau. Ir aplinkos temperatūra, ir artėja toks sezonas, kai prasidės virusinės ligos, kūno temperatūros didėjimas, lygiai taip pat kaip ir aplinkos temperatūros didėjimas, reikia išgerti skysčių žymiai daugiau. Nes mes turime atsiminti, kad mes išgertą vandenį, išgertus skysčius mes galim pašalinti iš organizmo, jie pasišalina keliais būdais. Tai ne tik tai su šlapimu, kuris stinkant, jis tamsėja, tampa toks koncentruotas, tai yra požymis, kad trūksta. Toliau per žarnyną, kvėpuojant, mes pašalinam vandenį ir per odą su prakaitu. Tai kuo dažnesnis kvėpavimas, kuo daugiau prakaito, kuo didesnė aplinkos arba kūno temperatūra, tuo daugiau mes prarandam ir tuo daugiau reikia kompensuoti. Kągi, bandykime trumpai apibendrinti mūsų diskusiją ir atsakyti dar du labai svarbius klausimus. Tai yra pirmas. Kokių susirgimo atvejais reikia vartoti daugiau vandens? Dar galbūt pasikartokime. Ir kiek daugiau? Pagrindiniai susirgimai, jeigu kalbant apie bendrai įvairiausius, tai daugiau vandens reikėtų vartoti tiems pacientams, kuriems yra padidinta, tarkime, trombozės rizika. Tai yra rizikos grupės yra vyresnio amžiaus žmonėms, be jokios abejonės, tai yra vaikai. Aš noriu akcentuoti, kad kiekvieną dieną skyriuje kardiologinėme matau daug vyresnio amžiaus ir senų žmonių, tai labai dažnai jie tiesiog užmiršta. Tai yra seni žmonės, kardiologiniai, vaikai, taip. Kardiologiniai pacientai, ypatingai vyresnio amžiaus, dažnai jiems reikia priminti, stebėti, kad jie išgertų pakankamą skysčių kiekį. Nes tiesiog tų tradicijų nebuvo tokių seniau ir žmonėms tai yra keista. O sakykite, nuo svorio, ne, sakykime, masės, mūsų kūno masės indekso, tai priklauso suvartojimo kiekis vandens ar ne? Mums reikia daugiau, jeigu mūsų masė didesnė, ar mažiau vartoti vandens? Mažesnės ir sveikos kūno masės asmeniui vandens vartojimo kiekis yra skaičiuotinas pagal tą minėtąją formulę. Jeigu asmuo serga nutukimu, jo organizmui vandens reikia šiek tiek daugiau. Bet bazinis skaičiavimas yra būtent toks. Tačiau yra paradoksas tas, kad tenka susidurti su didžiąja dauguma asmenų, kurie serga nutukimu ir jie kaip tik vengia vandens vartojimo, riboja vandens vartojimą dėl to, kad jų susirgimą dažnai lydi kojų tinimai, sakykime, kartais rankų tinimai ir jie tą sieja su vandeniu. Vandens negaliu vartoti, nes man tinsta kojos. Tačiau tai yra neteisingas mąstymas ir reikia būtinai padidinti vandens kiekį ir netgi tekę yra susidurti su tom situacijom, kai tikrai vandens išgeri geriau, dėmesingiau renkiesi maistą, kūno masė pradeda koreguotis ir tie tinimai, žinoma, išnyksta. Ta prasme, patinimas, paburkimas, edemos, jeigu sakyti mediciniškai, jos nėra susijusi su vandeniu. Ar tai rodo kažkokią patologiją mūsų organizme? Tai tikrai, įvairių tų situacijų, žinoma, gali būti, tačiau kiekvienu atveju reikia įvertinti atskirai. Turbūt jeigu inkstų funkcija tvarkinga, tai tokiu atveju tikrai reikia nebijoti išgerti viso reikalingo vandens. Čia turbūt ir kitas mano klausimas yra, kur norėčiau akcentuoti, ar yra susirgimų, kur reikėtų mažiau vis dėlto vartoti vandens? Tai čia jau kalbame apie sergančiuosius ir yra tokie susirgimai kaip arterinė hipertenzija arba aukšto kraujospūdžio liga. Toliau yra širdies nepakankamumas, tai yra toli pažengęs, suprogresavęs širdies nepakankamumas, kai širdies raumens funkcija yra labai sutrikusi, kai širdis dirba, traukiasi raumuo labai silpnai.
Tai tokiais atvejais jau skysčių balansas ir jo priežiūra yra kitokia. Dažniausiai sergant arterinė hipertenzija mes skiriame vaistų schemoje šlapimą varančius ir reikia labai žiūrėti skysčių kiekį, šiek tiek kitokie kanonai, kiti principai. Ir ypatingai reikia žiūrėti tiems, kuriems kaupiasi skystis sergant širdies nepakankamumu, esant silpnai širdžiai. Čia vėlgi kiti principai. Tai Todėl, reiškia, kad taip. tam tikri atvejai būna, taip, ir Taip. kardiologijai, bet turbūt gydytojas perspėja ir dėl skysčių pasako, kiek, ar jums nevartoti, ar vartoti. Manau, kad čia kiekvienu atveju yra iš tikrųjų labai... Aš tik noriu pasakyti, kad labai daugėja pacientų, kurie prisiklausė arba prisiskaitė apie tokią patologiją kaip širdies nepakankamumas Taip, taip, ir jos taip. neturėdami, jie tiesiog pasiskaito ir jie nustoja gerti vandenį, Nes todėl bijo. kad bijo. Bijo, O čia kad yra širdelė, neteisingai. taip. Taip. Mes turime visiškai nedaug laiko ir toksai blitz atsakymai dėl kelių mitų egzistuojančių visuomeniai. Gerbiama profesorė, toks yra mitas, kad atsigėlus ryte pirmiausia reikia išgerti stiklinę vandens. Teisingai ar ne? Iš tikrųjų, tai galbūt yra vadinama mitu, bet aš nepasakyčiau, kad tai yra visiškai Tai gerti ar blogai. ne? Aš manau, kad jeigu jūs atsikėlęs geriate kavos ar arbatos, tai kartu išgerti stiklinę vandens yra tikrai ne pro šalį. Neprašal. Kitas mitas, gerbiama Edita. Niekada negerti vandens iš karto po valgio. Ar tiesa? Tai netiesa, tai atėjusi rekomendacija iš tam tikromis lygomis sergančiųjų žmonių maitinimosi principų. Jeigu ir asmuo sveikas, jisai turėtų išgerti jam reikalingą vandens kiekį ir tą vandenį jisai gali gerti tiek prieš valgį, tiek valgio metu, tiek ir po valgio. Kągi, kaip nebūtų gaila, laidos laikas baigėsi ir mūsų diskusiją norėčiau užbaigti tokiais Antoine de Saint-Exupéry žodžiais apie vandenį. Tavęs nusakyti negalima. Tavimi gardžiuojamės nežinodami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, nes tu pats esi gyvybė. Tu pats didžiausias turtas pasaulyje ir visa tai apie paprastą vandenį. Ačiū studijos viešnioms profesoriai Žanetai Petrolionienei ir medicinos mokslų daktariai Editai Gavileniai už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniųradijas.lt. Atsisveikinu, iki kitos savaitės, būkite sveiki. Sveikatos laikas. Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum, Lietuvos vaistų gamintojas.